Visur tik grožis. Skauda širdis. Štai atvažiavau į tokią gražią vietą. Gulbės plaukioja su savo vaikais. Kitoje pusėje yra ežeras. 600 kubinių, Yamaha 97 metų. Yamaha Diversion XJ 600. Kaina. Nežinau, siūlykit. Nu va, reikia išjungti, žiūrėkit, akumuliatorių. Turiu pasikrovęs drono bateriją, galvoju, reikia pakilti virš ežero. Čia vienas didesnių tokių ežerų arti mano kaimo, kur vaikystėje po šienautės atvažiuodavom maudytis. Tai buvo dvi prieplaukos tokios, kur buvo galima maudytis, viena ir kita. Jo, tai viena ta pagrindinė. Dar yra kita, ne pagrindinė, bet tenai važiuodavom, kad nesutikt žmonių. Nes ten būdavo šiek tiek mažiau žmonių, ten daugiau privatumo ir panašiai. Bet apskritai, vaikystėje tai mėgdavau vandenį. O apskritai dabar tai esu, nežinau, šiek tiek gal tingiu aš lipti į vandenį, tingiu būti šlapias, tingiu džiovintis ir panašiai. Tai vandens bent jau paskutiniais metais tai aš privengiu. Šiandien karšta vasaros diena, nežinau, grįžau iš laidotuvių. Palaidojom šiandien paskutinę savo močiutę, babytę. Vienai pusėje buvo močiutė, kitoj buvo babytė. Tai tie pavadinimai kažkaip natūraliai prilipo. Laidotuvės truko 3 dienas, 2 dienas pagrepas taip vadinamas. Bet prieš tai 2 mėnesius gulėjo ligoniniai, tai kaip ir jau buvo aišku, kad baigsis mirtimi. Ir tai šiandieną palaidojom, buvom bažnyčiai. Nu ką, užteks kalbėti, laikas kelti. Stand still, the trees ahead and bushes beside you are not lost. Wherever you are is called here, and you must treat it as a powerful stranger, must ask permission to know it, and be known. The forest breathes. Listen, it answers. I have made this place around you. If you leave it, you may come back again, saying here, no 2 trees are the same, 2 ravens. No 2 branches are the same, 2 wren. If what a tree or a bush does is lost on you, you are surely lost. Stand still, the forest knows where you are, you must let it find you. Girdžiu motociklus, šiandien tikrai puikiai diena važinėtis motociklais. Ką tik grįžau iš savo skrydžio. Ir žinot, toks jausmas, kiekvieną kartą pakilus, apskridus teritoriją, toks jausmas, kad grįžti pasikeitęs, grįžti kažko išmokęs. Nežinau, man tai tiesiog nuostabi technologija. Dronai tikrai nei trupučiai nesigaliu nusipirkęs savo droną. Čia skridau iš ežero iki Senežerio. Tai reiškia, vanduo teka iš ežero į Senežerį. Tikrai unikali patirtis. Labai džiaugiuosi.